į kelionę vyrai išvažiuojate, norėjau paklausti, kur važiuosite? Tai gal Škodas pirk, pavyzdžiui, naujos. Nes naujus ekipažas dabar atsirado ir pamatys, ko nematė. Mes galim irgi nustebėti elektrienas, pavyzdžiui, negalim? Galim. Važiuosim ieškoti, nes... Su naujausia važiuosit? Šakuoti nuvešim ir gausim naują Škodą. Imsim normaliai, mes gal... Tai papasakok, kur čia dabar ruošitės važiuoti? Važiuoti norimą ralio mašiną radam, aš vairuosiu. Normaliai gali papasakoti žmonėms. Iš Tarmanaus, aš vairuosiu, jisai iš Tarmanaus. Nesakė, su vienu žmogu nebenoriu važiuoti, tai aš gal dar su juo noriu. Tai ką, labas ralis, turime šiandieną tokią kompaniją, kurie išleidžiame į Čekiją, į Škoda gamyklą, kurie turi atvežti ką tokį dainių? Kėbulą. 4 ratus. Jonui kėbulą naują Škoda R5. Tai vat, išsiunčiame kolektyvą, šitas vat vairuotojas, o čia prižiūrės vairuotoją, kad nemiegotų, viršininkas ir važiuoja parsivežti Jonui Sluckui. Jeigu iki Suvalkų nesusimušim, tai bus gerai. Škodos R5 kėbulą. Tikiuosi, kad grįž sveiki ir laimingi. Tai kitą savaitę, šiandien kas yra 19, šeštadienis, tai kitą apie 25 dieną turėtų kėbulas būti jau Lietuvoje. Įteiksime Dainiui kamerą, imk Dainių kamerą ir atsukite į mane dar. Šitaip. Ir linkime geros kelionės ir lauksime sugrįžtant į Lietuvą. Čia Viada Panevėžys. Labas rytas visiems. Ir kągi mes čia darome. Atvažiavome į Vilnių. Pasimame autobuso komandos. Šitą priekabą. Ir važiuosime į Čekiją į Škoda Motorsport gamyklą parvežti Jonui pagamintą naują kėbulą. Laukia mūsų ilga diena. 12 valandų kažkur reikės važiuoti. Ir turėsime naują kėbulą Jonukų. Ir pasisveikinkit. Sveiki. Viskas yra, viskas paruošta mums. Kągi, palinkėkit mums geros kelionės ir iki pasimatymų. Pravažiavam Kauną jau va. Važiuojam Škodos pasimti. Kas namą vežasi kažkur. Prie sodybos gal pasistatys kažkur. Kas dar kažką veža, va. Kontrabandą gal kokią veža iš Baltarusijos cigarečių. Kas į darbą važiuoja. Na, o mes su Linu važiuojam į Čekiją, į Škoda Motorsport gamyklytę. Ir vešim ne namą, o kėbuliuką Škoda R5 Jonukui. Skubam, nes norim, kad lėktų žmonės kuo greičiau. Tai reikia lėkti mum. Ir nėra kada gaišti laiko, nes laikas spaudžia. Skanu, bet nėra net kada degalinį stoti. Va, lėkiam belenkai, nes LK yra žymėts mum. Nes turim nepavesti, jie neelgti, mes už tave. Tai ką, važiuojam. Ko mes važiuojam? Važiuojam kėbuliuką pirkti ir va, dovanų vežam, nes kaip kitaip bus be dovanų, tai niekas neatiduos niekam mum. Viskas. Sustojam pasipildyti kūrą dabar. Vedas degalinėje. Jonukis, ką Linas darysi? Neranda kur atsuk baką? Ką rand, viskas, taigi neuždaryk. Dur. Soliar. Čia pilnas baks pilam. Liada. Bėg soliarką ant koj. Tik tai nesuprant, kodėl. Kaip jie čia bėg, žiūrė, per kur lašą. Tai koks lygs, tai parodyk, koks lygs. Veda geras kūras? Koks bebūt kūras va čionai, bet tai pasižiūrėk, per pistolėts lašą, kaip kašmeris nebus. Eik, to ieškok. 7 kalnėlė, eik, palauk, ieškok. Reiks nuvalyti, kur nevažiuos. Suškutino. Atboj, tai. Žiūrim priekabą.
Viskas gerai. Yra vietoj. Nu ką, užsipilsim kūro ir tęsim kelionę toliau. Va, Linas atsiskaito už kūrą. Kortelę atsiskaitysim. Taip. Nežinau, kažką įsigysim, bet kokiu atveju mes, va. Bet kokiu atveju įsigysim. Viskas. Kavos gal? Jo, kavą darysim dabar čionai. Darysi kavos? Kokią kavą darysim? Flat white, ne? Latte. Latte gal šiaip. Kokią gersi? Latte? Man juodas, prašau. Ne, pasidėti tavim kas va tą pusę mergaitę padaryti. Padaryk ir man. Tik vienoj pusė, taigi čia ilgai daryti. Dėk, šitą, dėk. Latte man irgi. Latte. Mažutė, dydis. L dydį. L, tiksliai. Va, perkam. Už priekabą, kad važiuojam. Čia va gerai, kad mergaitė viską suvės. Čia reikia turėti programėlį labai gerų. Na, ir važiuojam. Ir būsim kontorai. Жди меня так, ждите, РР5, ждите. Я бы поверил. Ждите хорошую машину, ждите. Немножко и будет она Литве на Электринай. Да слушайте. Ir va šitos akinius, ir va šitie akiniai visada turi būti. Так, ждите меня, ждите нас. Nu ką, biškį kurs, sėdam biškį užkasti ir važiuosim toliau. Nes čia nebejokinga. Nes reikia užsispėti, kol ta saulė šviečia. Nes kai sutems, kas bus, nebeatiduos automobiliuką mum. O kiek kilometrų dar važiuotum? Man neįdomu, kiek reiks, tiek ir važiuos. Nežinau aš tų kilometrų, nesižiūriu. Jau prie Kažkiek. Prie pat Varšuvos mes esam, Kažkur. sustorim pavalgyti. Lekiam ir važiuojam. Eilė didelė, čia kažkoks autobusas atvažiavo irgi valgyti. Bet mes uždėm. Gerai, tada tiek, ne? Dar ką nors pasakys? Ne. Pavargai, Linai? Ne, net nespėjau. Tik tai nemegojus niekad. Šiandien nieką nemegojus, reikia važiuoti nemegojus. Bet autorikoną. Va čia. Ir atvažiavam, čia tokio tempo, jeigu bus, tai čia ne kažką. Tas kebuliuks neparvažiuos greitai. Oi. Butelį reikia traukti, ar ką čia veikti. Valgyti yra, viską turim, sotus, bet tik ką daryti toliau. Jokia greičia nėra, jokia greičia. Įva kamštukai, avarijas ar kažką daryti. Tai nelabai kur nuvažiuosim, gerai, ką anksčiau išvažiavam. A ne, tai? Nu jo. Tai va, kažkaip. Teisus, Linai. Kažkaip jo, antras kamštis, bet pirmas nebuvo toks ilgas. Dabar čia kiek? 3 kilometrų, 4 gal. Kamštukas. Kaip čia sunku važiuoti, čia visur kamščiai. Tai va jum ir Varšava. Labą dieną, vėl. Ir vėl mes iš tos pačios serijos. Nu ką, baigiam davažiuoti, privažiavam, kas čia labai gražybės, labai gražias. Tai jau Vroclavas. Tai lieka, kas čia mums lieka, tai nežinau, gal biškį išėjęs dabar jis yra, tai aš vien sako tą reikalą. Lieka gal 270 km. Tai va ir būsim vietai vakare, to jau spak dar saulutė aukštai. Taip 100 km reikia važiuoti, belenkoks dalyks, belenkoks, tai gerai, kad dar yra tarpus, tai va galiu varyti. 100 km, tai varam, tai kur tu nuvažiuosi?
vien fūras. Ir kaip tu nori, taip daryk. Eina sau, kas čia per judesys. Šoferiukas. Pavargai, Lina? Ne, tik reikia labai koncentraciją, man kartais nepradėtų važiuoti. Nes va, stabdo. Nepavargo, Lina. Stabdo, jie čia. Jau kiek praminiai? 800? Kažkiek. Stabdo jie. Na jau, pasirodo, atvažiavam į Zlyną. Varom rally Zlyns, nes prasidėjo keliukai tokie, kur reikia stabdyti. Su kėbulu jau reiks biškį mažiau važiuoti, o dabar dar galim važiuoti, sakyti. Posūks, ne posūks, kalnas pakalnė. Dabar kas vėl 90. O, ikonas. Ne, kronas irgi šitai 307. Gražus miestelis. Upė teko, man žiūrėti. Labai sraunu. Ką žinau, o bažnyčia kokia? Labai sraunu, daug. Kur čia kalnai matėsi, šiandien kalnas. Yra čia kalnai, jo. Kalnas pakalnė, na ir toj būsime jau netoli gamyklytės. Ir šiandien misija baigta bus, o rytoj kraunamės, ryšamės ir... Taupam pinigus, važiuojam 100 km nemokamų keliu. Ir kas? Labas rytas. Labas rytas. Kur mes esam, Linuk, papasakok publikai. Pasaulio. Siemens arena. Šičia mes miegojam. Labai fainas viešbutukas. Einam pusryčiauti ir važiuosim į gamyklą. Ten turėtų jau mūsų laukti. Tai va, fainas viešbutis. Oras puikus, netgi per karštą. Kažkas miega. Va, stadionas. Aha. Parkelis čia kažkoks. Šiaip faina čia. Taip mes ir gyvename. Mūsų padavėja. Ką parodys pusryčius. Mūsų restoranas čia. Fainas restoranas. Čia tarnauja. Vaizdas iš terasos restorano. Linai, ar patinka taip čia? Man nepatinka, man patinka greičiau parvažiuoti namo. Pasižiūrėk žuvų kiek yra. Matai juodas. Pažiūrėkit, laukit, kaip gaudo. Linas pamatė daug žuvų. Čia reikia meškerės ir galim tiesiai iš terasos užmesti meškerytę ir pasigauti žuvyčių. Viešbutis labai faina. Fainas automobilis, padavėjas. Restoranas ir pusrytukai. Kągi mes čia turim, kiaušiniukų, dešrytės. Čia senieka. Kaip tau, Liūnai, pusryčiai? Puikiai. Puikius? Geri? Tinka tau viskas? Patenkintas? Man tinka. Išvažiavai 3 kartą į pasaulį. Alaus. Toliau Latvijas niekur nebuvęs, tai va. Prašom, Ir alaus yra, bet alaus nuo ryto neimsime. Paim, vieną. Vieną paimti. Čia patiem galim įsipykti. Skanaus, Linai. Ačiū. O, šiltytės. Čia Škodos gamykla, bet nesimato iš krūmų. Gal po to pabandysim atgal važiuodami nufilmuoti. Tai čia žiauriai didelė. Ten gamykla. Detalės. Jo, čia aplink vien Škodos gamyklos. Čia nusikėlęs iš 950. O ką, baigiam atvažiuoti iki motorsporto jau. Dainis nieko nežiūri, aš viens ir žiūrėdė. 500 metrų į 10. Matosi tas kūrus tiesiai.
ką, pasiekėm tikslą kelionės, eisim žiūrėti dabar. Nu tai jinai čia ir bus, jo. Jinai, bet... Nesvarbu, jinai bus. Nu va, čia gamykla pridėta. Šitaip. Nauja, gilnuota. Labai puiki mašinytė, nauja. Prižiūrėta. Ja, dan zit je goed zelf wel. Vyksta paruošimo darbai. It's not possible, no. Neduoda filmuoti, vėja visur iš visur. Čia va yra viskas šis. Na ką, daug varga, 32 šilumos. Čia 32, na va ir kągi mes čia prisipirkam. Kažkokių tokių daiktų va. Ir va čia, na ir judam link garažą savo ir viskas. Ir toj prasidės darbas ir reiks laukti Elektrėnuose tų dalykų. Na ir viskas, nauja mašinytė. Dažais kvepinti. Na, a kasgi čia įlenda? Va, kas čia įlenda. Šitas dėdė. Tai va kažkaip taip. Audi, Audi. Traukiniais važiuoja, belenkiek, ne Audi, Škoda tokia Audi. Na va, belenkiek škodyčių čia, naujų. Ten Škoda, čia Škoda. Čia šitas labai gražiai atrodo, va. Nežinau. Aha. Kiek? Ką čia Dainis darai? Perku bilietus muziejui. Sakai? Nusipirkom bilietus. Thank you. Žiūrėjau, atsižymėk tą Škoda muziejus, o šitą daiktą uždėk ant bilietų. Tai ant maikės gal uždėti. O kur ant maikės? Nu, čia šitą? Uždėk? Nu.
Nu, einam žiūrėti. Einam žiūrėti, žiūrėk tiesiai į tą. Škoda Kupė. Va, račiagas. Bėgi. Avytis paskačęs kažkas. Va, ralinių yra man. Vien mašinytė, va ten kita. Va, kiek Škoda sportinį va išlendi. Tai va, tokia. Man atrodo, kad jūs, va, Roman Krėšta, aš galvoju, kad jūs mašinytė. Čia visokie tokie. Tokie. Так, tokie visokių. Na va, savo išsirinkau. Na, ir einam į pagrindinį namelį. Hello. Dakarą pasiruošę važiuoti. Va, pažįstat šitą žmogų kas nors. Petriukas. Va, nuo ko pradėjo. Jans, va, su tokiu leikia. Tai kaip šito nemokės ant asfaltą važiuoti. Petriuks. Žaliukė. Vampire SRS. Atominė užsikūrė, na. Elektroninė turų rašoma, manai. Nu jo, 40
tos gyventi elektrinės, jeigu ir biškis trauks, kas šlikti študėčių. Šonį va čia. Tai nedūmai nekenki nieką čionai turbūt, ne? Turbūt, kad nekenki. Škorliams. Nu jo. Virš namą padaryti. Na va, sunkiai važiuojasi namo, kaip nes nenori, neįsileidžia mūsų matubeliam, kaip čia daras. Ir jau važiuojam gal pusvalandis. Ir dar neaišku, kiek važiuosim mašyti. Greitis 90, o iš tikrųjų yra 20. Mechanikai, laukite, raitokitės rankovės, valykite įrankis ir kipsime į darbą. Tai tankai, pažiūrėk, kokie čia važiuoja, nu. Labą dieną, o stabdo policija, tai kaip bus. Lietuvė, mano tėvynė. Tai ką, grįžo mūsų kolektyvas į Lietuvą. Ir reikia juos pakalbinti, kaip sekėsi ta kelionė. Nieko, ką gerai, puikiai, sėkmingai atvežta ta mašinytė mūsų, nei sudaužyta, nei sulaužyta, nei nubraukta. Iššūkių kažkokių buvo kelionėje? Ne, labai gerai, tik tai labai daug mašinų. Daug mašinų kelyje? Daug mašinų, labai daug. Kiek nuvažiavot kilometrų? Oi, nežiūrėjom, 1300, 2600. Į vieną galą 1300 kažkur gaunasi, jo. Bet pro Vilnių važiavot, ne? Iš Panevėžio. Tad turi tą Marijampolę, Kaunas, Vilnius. Supratau. Vilniui stovi dabar garaže. Kaip gamykloje teko pabuvoti viduje? Ne, gamykloje ten nėra, ten kas sandėlys tik tais. Sandėlys ir kur detalės atiduoda. Mačiau biškį vyją iš sandėlio, kad filmuoji, ne? Neleido filmuoti? Šiaip negalim net į vidų, ten tas teritorijas apsauga jau nedavė eiti. Mes sakėm, didelė komanda, labai garsi. Big team. Jo, big rally team ir buvo gerai. Supratau, tai ar šiaip patiko pati kelionė, įdomu buvo? Apžiūrėta, muziejai apžiūrėjom. Nežinau. Pliusą užsidėjot? Taip, tad apžiūrėti, Škoda patinka mašina. Tai sekantis automobilis koks jūsų bus? Škoda Fabieras, to įdėsime, žalia. Supratau. Ačiū mūsų draugui Linai, kuris gelbė nebe pirmą kartą. Taigi grįžo Jono Škoda kebuliukas, gražus, kaip naujas, nudažytas, paruoštas, tik tai dabar kraudė dalytės ir lėkti. Ir lauksime elektrinas. Dabar viskas priklauso nuo mechanikų. Jeigu jie spėja, surenka, tai elektrinose Jonas vis dėlto planą turim, kad startuoja ir komanda bus vėl pilna sudėtimi. Taip? Taip. Dėl to ir stengiamės. Jo. Labą dieną. Tai ką, kol mūsų hebrytė lakstė po Čekijas, atkeliavo ir mūsų dalis, varikliai. Pagaliau variklis yra renkamas. O mes šiandien jau kas ketvirtadienis važiuojame į Vilnių to variklio pasimti. Meistras skambino, sakė, nuo ryto nevažiuok, dar nesurinktas, bet jau po pietų bus. Tai geros naujienos mums. Atliepia nusipirkti dar tik žvakes naujas. Štai žvakės. Šiaip Racing rašo ant tų žvakių, vat toks vat tų žvakių pavadinimas. Sakau, paskambinu parduotuvę, sakau, man žvakių reikia. Sakau, nu kiek čia kainuos? 7 eurų, sako. Gerai, sako, 1,7 eurų. O, sakau, biški reikalai. Tai su tam tikrom nuolaidom pavyko šitas žvakės nupirkti už 102 eurus. Ir ką, nu, pasirodo, jas reikia keisti kas 500 km. Jaučiu, kad esu daugiau nuvažiavęs, bet dabar, kai gavo karščio ir vandens ir visą ko, tai tikrai reikia pasikeisti. Tai ką, mes lėkėm į Vilnių, pasimti variklio ir pažiūrėsim, kaip sekėsi ponui Vladui tą variklį rinkti. Žiūriu, pas hebrytę stovi padangų krūva, tai įsimečiu vieną padangą, uždėti variklį, kad nelakstytų po bagažinę, minkščiau padėsim, kaip sakant.
Standartinė procedūra prieš važiuojant į kelionę. Tai degalai. 10 centų kažkam savaitgaliais. Multi FX. Kaip ir mūsų komandos pavadinimas, ne? Kaip šitą litriuką? Daug labai nereiks. A kaipgi be kavos? Kava labai svarbu. Kelionė. Gal dar biškį bandelės, su kliaus sirupu. Ką? Matytas garažiukas, einam pažiūrėti, ką čia mums parašė dovanų. Variklių pasaulyje. Good day, Mr. Vladas. Sveiki gyvi, va, plovykla veikia, viską. Sveiki gyvi. Einam, kažką mums parodys. Kiek čia daug gražių dalykų. O gražiausias mūsų... Pirksiu už tas babkes. O, koks tai stalas. Saldainių Vilnius, atvažiavus Vilnių reikia būtinai saldainių Vilnių užvalgyti. Išvažiavo variklis iš antrą aukštelę. Ui, čia kiek daug visokių varžtelių, viską. Nu, Vladai, papasakok, ką gero, ką blogo radai rengant variklį? Labai kvepėjo. Ir dabar dar neišsivedylė. Degėsiais. Ne šūdais. Degėsiais. Šiaip kaip naujas buvo. Emi ir dėdį. Populiaravo. Kiek supratau, iš variklį išgyvena tik tai nedaug detalė. Kas liko sveiko? Alkūninis. Alkūnėlės ir vėlenėlė. Vėlenėlis. Irgi dar taip sausau. Vienas jo. Jo, o kaip tu galvoji dabar? Geriau trauks mašiną, blogiau, ar tas pats neturi įtakos tas pasirinkimas? Jeigu palysi dar panelę, tai trauks jau papadė. Kai raketą norės iš tikrųjų. O vat, surinkai į variklį, aš nežinau dabar, koks katkė vadinama, reikia kažką daryti? Kokia instrukcija? Kaip katkė geriausia man pasako, kaip daryti vieni drifteriai. Aha. Ne, aš nepasakosiu. Burnautą iš karto? A jeigu rimčiau čia, kiek reikia padirbti ant laisvų, kiek pavažiuoti? Aš tau papasakosiu. Ai, na gerai, papasakosiu, čia ne visiems. Po to, kad nenaudotų visi. Gerai, padarysim apkatkę, pravažiuosim tam tikrų skaičių kilometrų. Kada turėtumėm grįžti pas jūs? Po kiek? Manau, 2,5, ne anksčiau. Ir ką tada reikėtų patikrinti? Pakeisti? Vairuotojo sveikatą. Ir dar papūsti, kiek promilių būti. Čia, jeigu viskas gerai, tai tikrinsim variklį. Jeigu atvažiuosi anksčiau, tai tikrinsim tave. Nu, žodžiu, Vladas kas laiką jūro jausmą nestokoja, nebekankinsimės jo ir einam žiūrėti, ką jis ten mums rinko. Čia ne dėl taupumo, čia toks... Gal nebuvo šitas, aš šiek tiek nusidėjau nuo čia. Aš dabar turėjau sulemti, pusė yra, Presa po 2 diskės, bet tepalų 2 diskės tepalų slėgė, 0,2. Aha. O kuriuo sakau, viskas naujo, kaip čia yra, ble. Ką sakau, darėme aš čia kitaip. Nu, sakau, pabūnėm. Tepalą ten, tokį ir tokį. Ką tik darai? Tepalą įpylėm. A. Sakau, su kokiu prieš tai lėkėt? Su kastroliu. Anuką, sakau, gal kastrolį. Įpylėm gal kastrolį. Šypsenų, belenkiek, sakau, plius, ble, 5 diskės. Taip, kad tepalas yra svarbu. Ypatingai, nu, kaip pavyzdys, tai, žinai, tokioj situacijoje, tai tikrai gerai suveikia. Šėlas, nes nei smirdėjo, nei priedegų yra, nei ką. Nu, fainai. Jo. Tai va, bet supranti ir kas dar... Nematau, kaip čia padėti, kad nenusivaliuotų, kol galim guldyti.
Guldyti tai tik diržų pririšė. O guldyti tai... Ar statyti ir remti padangą taip gal? Galim su turbai padangą. Na, galvas taip saugiau. Laba diena. Padėjėjas įvedžiu. Padėjai. Šitą aukštą. Už kurią laidą galima temti? Už kietų kokių nors detalių. Vėlien kokią fiškę plus 75 eurų. Esu girkės, bet... Fiškė, bet šitą laidą su fiškiam nuo 300 prasideda. Plus PVM. Biškai gal dar... Tas patysta. Šitą turbo, kad nesidaužytų gal kokį. Šuduriuką padėti. Neturėtų čia daužyti. Tai supranti, aš irgi ten tepalą rodo, žinai, mašiną, kai užsikuria, karšta, padopo, nepadopo. Ir vis liekis nieks nekrytė, žinai, kaip buvo vis laikis auto, taip ir buvo. Žirblys geras, labai didelė pora. Aha, aš stebiu. Bet kai gavo karščią, jau tą 170 dabar, tai ant barą nukrito. Tai, Ne, šiaip, nu, pizdavoti nepizdavoju, bet šiuo atveju tai koks nors aš suprantu, bet... lygiai molį galbūt liūdnesnis būtų vaizdas. Čia dabar tepalo filtro nėra, kiek suprantu, ne? Dar vienas prašymas motoras, kaip ir sausas. Aha. Sankabo, kaip prisukinės, kad į kitą pusę variklio nesuktų. Ai, prilipti, važiuojam prilipti. Ką, variklis jau pakrautas, viskas vietoje ir jis pririštas. O štai mūsų senoji galva surūdijus ir sudilus ir susikraipęs. Štai ir blokas, kur sakė, yra paraižyma ir jis nebetinka automobilių sportui. Bent jau mūsų automobiliui. Čia į daržovių skyrių. Meistras. Bananas. Bananas. Čia bananas, o čia kas? Čia nežinau, net kaip pavadinti. Ten tai bananas. Čia arbūzas. Ką? Daiktai iškrauti. Va štai paremta kokybiškai ant pagaliuko, kad nenukristų. Variklis vietai. Meistras laukia patenkintis jau. Bus ką veikti, darbų. Sakė, taip liūdna. Laukiam greičių dėžės ir kraunam į šitą automobilį. Tiek žinių, variklis pristatytas. Laukti kitos serijos, ne? Jau.